Mariekė Lukas Rivnevelt vakaro neauka ištrauka. Vienintelė mano sesutė supranta, kodėl nebenusivelku jopės ir vienintelė mėgina sugalvoti išeičių. Ištisus vakarus tai praleidžiame. Kartais nuogąstauju, kad atėjus metų, kai viena iš jūsų išeičių pasirodys tinkama, mano sesutė kažin ko neteks, nes kol turime troškimų, tol mes apsaugoti nuo mirties. Mirtis siaučia ūkį per pečius, kaip dusintis kvapas, užsiliekantis po dienos, kai trešiais rutomis. Todėl man raudonoji jopė vis blunka, visai kaip Matiso atvaizdas. Ir niekur namie nebekabo jo nuotrauko, tik ant palangės mažoje medinėje podinėlėje dar tebėra jo pieniniai dantis, ant kurių šiandien bei ten dar pridžiūvė kraujo. Lyg per svarbų istorijos kontrolininką savakar mėginu jų mintimis išskliesti Matisą, išmokti jo veidų bruožus mintinai kaip tą devizą liberté, égalité, fraternité, kuri nuolat kartojas, kad turėčiau bent kokių žinių ir kuris man priverčia suaugusių šventėse, baimindamas akimirkos, kai mano galvoje įsikurs kiti berniukai ir brolis tarp jų pasiklys. Mano jopės kišenės apsunkusios nuo visokių renkamų daiktų. Hana palinksta virš manęs ir ištiesi saujelį surių spragėsių. Susitaikymo ko už tai, kad ką tik manęs neužstojo. Jei būčiau nustūmusi ją nuo lovos, tiesiukas turbūt tebe gyventų. Neturiu noro kalbėtis. Dabar ten norėčiau, kad ateitų tėvas arba motina ir pasakytų, jog aš nieko blogo nepadariau. Bet tėvas neteis. Jis niekada neištaria atsiprašau. Ta žodis neprisiverčia. Per šikščias jau lūpas tik Dievo žodžių lengva iš jų išvedėti. Kad viskas vėl gerai suprantame tik tada, kai užstalėjais paprašau paduoti kokios muštinio ingredientą. Tada turime džiaugtis galėtume teikti jam saldžių rūgščių obuolių sirupą, nors kartais aš mieliau peliu ištepliočiau to sirupų jam veidą, kad mūsų žvilgsniai gerai priliptų prie jo ir jis pamatytų, jog 3 karaliai neranda rytų. Staiga sumastu, kad tėvas turbūt nulpa priklijuojamas žvaigždes ne tik nuo mano kambario lūpų, bet ir nuo dangaus, todėl visas pasaulis darosi juodesnis, o oba blogesnis. Mes pametame kelią ir nėra paklausti, kur eiti. Netgi džioji miška iš mano mėgstamiausios paveikslėlių knygos, kas vakarą žemyn siunčia mėnesį mažai meškai, bijančiai tamsos, miega žiemos miegu. Šiokia tokia paguoda teikia tik tai lempelį kištai mano kambario elektros lizdą. Tiesą sakant, aš tam per didelė, bet naktį visi žmonės tampa beamžiai, o baimė turi daugiau kaukių, nei motina galėtų suknelių. O tai šitą reiškia, nes suknelių prikabinta pilna spinta, bet motina dažnai dėvi tą pačią su kaktusais, lyg su norėtų mus visus atbaidyti. Dabar jį dažnai ant suknelės susiautusi halatą. Guliu veidų sieną, ant jos kabo nespalvotas dainininko groto plakatas, vienišas dviratininkas siauriame kalnų keliuke veža vaiką pasisupinęs priekyje. Prieš užmigdama kartais fantazuoju, kad aš tas vaikas su dviratimi ne motina, nors motina visiškai nemėgsta važiuoti dviračiu, pernelyg bijosi, kad sijonas įsipins tarp stipinų, bet to mums niekados neužteks vienišumo drauge atsidurti tame pačiame keliuke. Man apsigręžus Hana tarp mudviejų pabrės spraginius kukurūzus ir tie tuoj prilimpa prie mano paklodės. Pailiui imam po vieną. Man mintis persmelkia eilutė iš vakarų knygos. Vykdomas teisingumas ir teisingumas viešpačiui labiau patinka negu auka. Šiai aukai nepajėgu atsispirti. Mes retai kada gauname spragėsių, bet to žinau, kad Hana nori gero, nes ji taip kaltai žiūri užvertus akis, kaip žiūri kunigas vartydamas parapijiečių nuodėmes ir žvelgdamas aukštyn į ką tik nudikuotas lubas. Nuodėmes palieka dėmes kaip mūsų kakai.